Baltijos aukštumų šiaurės rytų pašlaitėje, ežerų ir miškų kalvotoje vietovėje prasideda gražiausia rytų Aukštaitijos upė Šventoji, kuri į vieną hidrografinę sistemą sujungia po visą Gražutės regioninį parką pabirusius ežerus. Gražutės regioninis parkas įsteigtas 1992 metais, siekiant išsaugoti ežeringo, miškingo Šventosios upės aukštupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybės. Keliaujame drauge su Gražutės regioninio parko vyriausiuoju specialistu Vytautu Eidėjumi. Gražutės regioninis parkas buvo įkurtas 1992 metais, siekiant išsaugoti ežeringą Šventosios aukštupį. Ir iš tikrųjų mūsų regioniniame parke prasideda viena gražiausių ir ilgiausia upė Lietuvoje, kuri teka šalies teritoriją nuo pradžių, nuo ištakų iki žiočių, tai yra Šventosios upė. Šventosios upė prasideda čia prie Samanio ežero, prie kurio stūkso šis gražus Sokiškių piliakalnis. Bene garsiausias geografas profesorius Česlovas Kudaba šitą upę pavadino ežerų dukra, nes jinai prateka pro daugybę ežerų, kurie yra pabirę visoje parko teritorijoje. Tai Šventosios ištakomis laikomas šitas ežeras, Samanio ežeras, prie kurio mes ir esame. Gražutės regioniniame parke stūkso kelios dešimtys piliakalnių ir vienas įspūdingesnių, pritaikytas lankymui, yra Sokiškių piliakalnis. Jisai yra prie Samanio ežero, iš kurio prasideda Šventoji. Ir nuo seno šitose apylinkėse gyveno sėlių gentys, vienos iš pirmųjų, kurios išnyko mūsų krašte, būtent sėlių gentys. Būtent šitame krašte, šitame regione yra labai daug vietovardžių, vandenvardžių, sėliškos kilmės ir netgi pati Šventoji upė, Šventosios vardas būtent yra tapatinimas su sėliška kultūra. Regioninį parką nuo seno yra pamėgę vandens turistai, kurie čia gali keliauti Šventosios aukštupio vandens trasa. Ir geriausia kelionė pradėti Luodžio ežere, o Luodžio ežeras yra vienas didžiausių šalies ežerų, 6. pagal dydį ir unikalus savo dviem pusiasaliais, kurie primena miniatiūrinės Kuršių nerijos, galim taip pavadinti. Pusiasaliai yra kelių šimtų metrų ilgio, vos kelių metrų pločio, įsirėžę gilyn į ežerą ir jas geriausia yra pamatyti keliaujant baidarėmis arba valtimis. Pusiasaliai turi įdomius vardus. Vienas vadinamas Žvirinčiaus pusiasaliu, o kitas Juodojo rago pusiasaliu. Gražutės regioninis parkas yra vienas ežeringiausių ir gražiausių parkų Lietuvoje. Parko ribose tyvuliuoja per 70 ežerų, tarpe jų vienas didžiausių šalyje ežerų tai Luodžio ežeras, prie kurio įsikūręs Salako miestelis, taip pat Dūkšto ežeras ir vienas iš unikalesnių, tokių netgi unikaliausias galbūt pavadinčiau ežeras, tai yra Švento ežeras, prie kurio mes ir esame. Tai Švento ežeras yra unikalus tuom, kad jisai yra vienas švariausių Lietuvoje ežerų ir keliautojai, žmonės, kurie apkeliavę daugybę vietų pasaulio, pavadino šitą vietą Lietuvos Baikalu, dėl to, kad jo vanduo yra labai skaidrus ir netgi galima stebėti povandeninį gyvenimą 6 metrų gylyje. Šitas ežeras nuo seno domino mokslininkus ir jis turi labai didelę paslaptį, kurią jau spėjo ir įminti kai kurie žmonės. Šito ežero vandens lygis pakyla ir nusileidžia 3 metrus per 30 metų. Ir kiekvieną kartą ežero tas pakilimas vandens lygio ir nusiekimas būna skirtingas, nevienodo dydžio. Kartais atsidengia
smėlėti pliažai, atabradai iki 80 metrų. Kai ežero lygis pakyla, vėl yra užsemiami krantai ir ežerą pamėgę yra žmonės. Čia jie mėgsta pasilsėti, išsimaudyti, atsigaivinti šaltose, tokiose gaiviose bangose. Šitas ežeras yra labai svarbus ir mums, žmonėms, ir gamtai. Ir tam, kad mes jį išsaugotume, tai reikia gamtoje atitinkamai ir elgtis. Sekti pavyzdžių žmonių, kurie čia atvyksta, kurie palieka automobilius ne prie pat vandens, o patraukia iki automobilių stovėjimo aikštelės kelių šimtų metrų atstumu ir patys su šeimom, su vaikais ateina gražų kelią per pušyną iki pat vandens. Ir aš manau, kad turėtų visur tai būti, kad žmonės nestatytų automobilių ant smėlio, nestatytų vandenyje ir dar labiau, jo labiau neplautų jų, o tiesiog tiesiog ateitų čia, tik tais pasilsėti, atsipalaiduoti ir pasimėgauti gamtos grožiu. Švento ežeras yra labai svarbus vandens paukščiams, retiesiems vandens paukščiams, kurie čia peri ir jiems taip pat reikalinga ramybė, kad sėkmingai išperėtų kiaušinius, susilauktų jauniklių. O šitas ežeras turi ir savo istoriją. Seni žmonės sporina, kad kadaise čia stovėjo bažnyčia ir nežinia, iš kur atsirado vanduo, kuris užtvindė, apsėmė bažnyčią ir toje vietoje, kur jinai buvo, atsirado ežeras ir žmonės pavadino tą ežerą šventu. Ir dar sakoma, kad kartais tylę naktį galima išgirsti, kaip po vandeniu skamba bažnyčios varpai. Tai vat tokia yra šito ežero legenda. Gražutės regioniniame parke aktyviam lankytojų poilsiui yra įrengti pažintiniai takai. Vienas iš jų, tai Šavašos pažintinis takas, įrengtas bene gražiausiame Aukštaitijos upelių krante. Šavašos pažintinis takas yra įrengtas Šavašos upelio žemupyje, kur upelis yra unikalaus grožio. Čia, šitoje vietoje, Šavašos upelis yra vadinamas kalnų upe, nes statūs šlaitai, svaiginantis aukštis ir vasarą šitas upelis išdžiūsta ir jos dugnu galima keliauti, tyrinėti aplinką, tyrinėti gyvūniją. Aktyvų poilsį mėgstantys keliautojai, parko lankytojai gali rinktis vieną iš keliavimo būdų, tai keliavimą vandens trasomis, Šventosios Aukštupio vandens trasa, gali keliauti dviračių trasomis įrengtomis parke, taip pat pažintiniais takais ir vienas iš tokių įdomesnių tai Šavašos pažintinis takas. Gražutės regioninio parko teritorijoje 20% dengia vandens telkiniai. Ir vienas iš tokių įdomesnių vandens telkinių tai yra Antalieptės marios. Jos yra dirbtinis vandens telkinys. 1959 metais buvo patvenkta Šventojosios upė ir 26 ežerai, kurie čia anksčiau tyvuliavo, buvo sujungti į vientisą vandens telkinį. Ir tas vandens telkinys buvo pavadintas Antalieptės mariomis, nes hidroelektrinė buvo pastatyta Antalieptės miestelyje. Antalieptės marios yra unikalios tuom, kad čia yra daugiau kaip 50 salų. Ir netgi yra toks pasakymas, kad jeigu keliaudamas Antalieptės mariose aptiktum salą, kurios dar niekas nėra radęs, niekas nėra jos žemėlapyje pavadinęs, tai gali pavadinti savo vardu, nes tu ją atradai. Tai tom labai įdomios ir čia keliauja daugybė vandens turistų,
ir vandens dviračiais, ir valtimis, ir baidarėmis ieškoti tų salų, nepažymėtų žemėlapiuose, ir čia galima pusiasalių labirintuose keliauti ir dieną, ir dvi, jeigu paklysti. Tai vat Antalieptės marios tuom ir žavi. Keliaujant mariomis galima aptikti salų, kuriuose yra išlikusios senosios sentikių kapinės. Galime atrasti salą, kurioje peri kormoranų kolonija. Dar geriau paieškojus pavyktų rasti ir kirų salą, kurioje peri didžiulė kirų kolonija. Ir šitas grožybės galima, apžiūrėti plaukiant, ramiai plaukiant baidarėmis, valtimis ir atrasti daug įvairių paslapčių. Antalieptės marių salos yra, kaip magnetas traukia ir lankytojus. Ir didžiausia problema čia yra tame, kad žmonės šitose salose stovyklauja. Tai yra neteisėta, nelegalu ir neteisinga tiek gamtos atžvilgių, tiek parko darbuotojų atžvilgių, nes iš salų išsigabenti šiukšles dažniausiai žmonės pamiršta. Jos ten lieka, gadina visą aplinką, ir labai jas sunku tenais surinkti, išvalyti, išvežti, o kiekiai būna labai dideli. Tai mes labai norėtume, kad žmonės, jie atvykę į saugomas teritorijas stovyklautų tik ten, kur leidžiama. Tai yra oficialiuose žemėlapiuose pažymėtose stovyklavietėse.